Gal galite pristatyti, ką darot? Aišku, mes gaminame lipdukus diskams pagal jūsų norimą užsakymą arba pagal mūsų paveikslėlius. Štai pavyzdys, jeigu norite, galite paliesti. Taigi, jeigu jūs norite tam tikrą paveikslėlį perkelti ant lipduko ant disko, prašome, gali kreiptis į mus. Štai vizitinės kortelės. O kuo jūs pasižymit? Aš žinau, kad liktai printeriai, sakykime, liktai atrodytų, kad visi daro tokią funkciją spalvoti. Ta prasme, yra, bet nėra lipdukų ir mes domėjomės, ta prasme, Lietuvoje yra tokių įmonių, kurios gamina, bet nei tie lipdukai buvo išvaizdus, o jų kokybė, tarkim, buvo tokia kiniška. Nebuvo išvaizdus. Mes jums siūlome kiekvieno meninį skonį atitinkantį paveikslėlį. Ir kokybišką. Supratau. Kaip sekasi verslas? Puikiai, ta prasme, pradžioj atrodė, kad viskas blogai, bet dabar atėjo apyvarta ir jau atsimokė, kaip pradinės išlaidos jau padengtos, viskas gerai, akcininkų turim, viskas gerai. Nuostolių neturit kompanija? Nuostolių neturim, ne. Supratau. Ar senai jau veikiat? Mes veikiam nuo sausio pradžios, ar ne? Nuo sausio pradžios. Supratau. Ar turite konsultantų verslo? Konsultantų verslo? Mes galime tai pavadinti, tai gal mūsų ekonomikos mokytas. Ar jis verslininkas? Jisai turi įmonę dėl. Bet jisai kartu ir dirba ekonomikos mokytojų, labai geras mokytas ir jisai, man atrodo, taip, aš nežinau iš tikrųjų. Neklausim iš tikrųjų tokių dalykų. Ne, mano... Bet labai daug padėjo ir su idėjų, su atlikimu. Tai jo iniciatyva, tas viskas čia gali.